Pasitikėjimas Dievu. Pasitikėk Viešpačiu ir daryk gerą. Tada gyvensi krašte ir būsi saugus. Psalmyno 37 skyrius, 3 eilutė. Keletą kartų, kai pasitikėjau Viešpačiu, stipriai nusivyliau, nes galvojau, kad Dievas turėjo veikti pagal tam tikrą mano įsivaizdavimą. Tačiau jis šito nepadarė. Tad mano tikėjimas beveik visai sužlugo. Dabar pasitikiu, nes savo nuomonę ar įsivaizdavimą, kaip Dievas turėtų veikti, bet juo pačiu. Jis niekuomet nenuvilė, net ir tuomet, kai mano tikėjimas buvo nuviltas. Dievas buvo šalia ir mane tvirtai laikė. Tačiau jis buvo numatęs visai kitus kelius, nei aš galėjau įsivaizduoti. Jis per viską mane pervedė, tačiau savo būdu. Šis pasitikėjimas Dievo asmeniu, šis aklas pasitikėjimas, kad Dievas yra čia ir mane laiko, pažadino manyje didžiulę viltį. O viltis daro žmogų aktyvų, išjudina veiksmui. Taip, galiu įgyti vilties ne tik pačiam savo, bet ir kitiems žmonėms, pasitikėti Viešpačiu ir daryti gerą. Tikras tikėjimas visuomet neša tikėjimo vaisius, darbus. Man tik reikia pasilikti Dievo artumoje, įsišaknyti jo karalystėje, kaip ąžuolas, tvirtai ir giliai įsišaknyjęs žemėje, kad neišgriautų audros. Taip ir mes turime būti įsišaknyti, pasitikėjami savo galinguoju Dievu. Ačiū, Tėve, kad esi gyvasis Dievas ir nemiręs principas, kuriuo privalome tikėti. Turiu privilegiją ilsėtis tavo širdyje ir drauge su tavimi ryžtis tikėjimo žingsniams. Tu esi čia ir tvirtai laikai mane. Tu esi mano viltis ir mano apsauga. Ir šią dieną pavedu tavo stiprioms rankoms, saugai, tu saugiai vesi mane.